Sveiki, iš Miroslavo. Šiandien buvo žiauriai trumpa diena. Šiaip tingėjau dabar dar kažką pasakoti, bet sakau, papasakosiu kažkiek, tai kas ten buvo su manim. Iš Alytaus į Miroslavą yra 20 km. Nu, tuo keliu, kuriuo aš turėjau eiti. Žinai. Aš aišku, pasilginau. Alytui pasiklydęs miške. Kažkaip tai ten jie, ten tą Vidzgirio mišką, reiškia, jie ten yra tokios pat rodiklės yra, tik tais, reiškia, kamino yra su kriauklė, o lankytojams parko be kriauklės. Ir ten, karočią painėjasi viskas, man tai painėjasi. Ir aš ten kažkur nuėjau ne ten. Ir paskui sakai. Yra esmė tame, žinai, kiek aš pastebėjau, tas painiavas mane ištinka miestuose. Labai reikia atidžiai tenai dairytis, tiesiog, kaip slėpinio žaisti, ieškoti tų ženklų. Nes šiaip tai kelyje, reiškia, ten, jeigu ten sankryžoje tau pamatai kriauklę, reiškia, tai tu ir gali, tuo keliu eiti, nes niekur kitur nėra posūkio. Ten prie kito posūkio tu ieškosi, žinai, kad čia yra lokacija, kur turėtų būti kriauklė. Ir ten randi kažkur tai ten ant stulpo, ar ten kur nors žalėse ten valiojasi kas nors, ar ant kokio kelio ženklo lipdukas prilipdytas, ten neaišku, kokio atstumo ten viskas, bet tiesiog to reikia paieškoti, žinai. Tai va, Alytui ten, reiškia, taip ir reikėjo nuosekliai, reiškia, ypatingai mieste yra, jeigu tu praeisi, tai daugybė yra variantų, kur tu gali nueiti. Tai va tai mane ir ištiko. Ir aš matyt kokius 5-7 km sugaišau ten, žinai, nes pagal savo skaičiavimus aš turėjau praeiti 20, praėjau 27 km. Tai tas Vidzgiris man nepatiko. Nors Alytus yra miestas, jo, toksai. Aš netgi, žinai, kažkaip tai į Kaliforniją vakar pavadinau, žinai. Nes ėjau pro tokias vietas, kur, tie namai, neįtikėtina, lietuviai tiek yra turtingi, kad turi tokius namus įsistatę, tokius modernius, su tokiais moderniais kiemais ten pačios. Ir mašinos brangios kažkokios ten yra, žinai. Šiaip aš Vilniui tai, nežinau, gal keliose vietose, čia ištisi rajonai yra, žinai. Tai va, tokia. Ir šiandien išeidamas irgi, žinai, tokių mačiau, žinai, gražių tokių. Ne, šiandien ne. Vakar dar ten nuo Baltosios rožės tiltą, kažkaip Baltosios rožės tiltas, o rožė ant jo stovint yra nudažyta žaliai. Tas man įdomiai pasirodė, žinai. Tai va, tai nuo to Baltosios rožės tilto iki centro, iki Pulko gatvės, ten apie 3 km yra, tai visą laiką jau tokiais. Pro tokius kiemus, pro tokius namus. Ir dar prieš Baltosios rožės tiltą, ten anoj pusėje upės irgi buvo, žinai, tokių. Tai jau, nežinau, prabanga didžiulė ten yra. Va, šiandien, kai išėjau į tą kelią, tai kažkaip ir viskas gerai, bet, žinai, kaip galvoju, kad, man ten susiskambinau su klebonu Miroslavo. Ir jo vardas irgi Miroslavas, Dauda. Tai supranti, tai, jisai sako, aš ten būsiu 5 valandą kažkur kitus mišios, 6 valandą čia. Tai 6 valandą ir atėjau mišias. Maksimilijono Kolbė, reiškia, tai aš jo nepraleidžiu. Tai va, tai, ką nepraleidžiu, yra šitokia galimybė dabar, tai, va, tai. O nežinau, kaip rytoj su žolinė bus. Rytoj ryte čia mišių nėra, o meteliuose tik iš ryto mišios. Nežinau. Kitur aš nerasiu, žinai. Tai arba čia laukti vakaro, arba kažkokiu būdu atsidurti 10 valandą meteliuose. Tai neįmanoma. Tai va, tai irgi taip. Todėl daug gulinėjau ant žolės šiandien visokių, žinai, pasirinkdavau gražias tokias vietas, lokacijas, kur yra ten, maždaug ten padrožta. Žmonės kažkaip irgi aplink save ten apsidrožia tos žolynus, reiškia. Aplink savo teritorijas ir toliau, žinai, yra. Tai
ten įeini su kaprinė po galva ir sau čilini ir guli dangų žiūrėdamas, reiškia, ten, nu, irgi tokio vat relakso man buvo. Netgi kažkaip stebėjausi vieną vietą, kad ant tiek tyla tokia, žinai, kad, nu, jo, toksai geras, nu, kažkoks vat toks užėmė, kažkoks ramybė tokia, žinai, niekas čia nieko netrikdo, jokių net galimybių nėra trikdyti kažkam, tai žinai. Tai va, tai kažkaip, tai fainai, nu, fainai pabuvau, pailsėjau, žinai, nepavargau. Kelias irgi toksai buvo. Tie Lietuvos vieškeliai, blemba, aš irgi eidamas pagalvojau, kad Lietuva dar daug vieškelių turi, žinai. Nors yra kai kur, pavyzdžiui, takai, šitie keliai užasfaltuoti ką tik matosi ir ką tik užasfaltuoti yra. Lygiai kaip stiklas, ten viskas yra, žinai. Nu, bet tai tokie trumpi kažkokie, tai vat, nu, irgi tokios trumpos atkarpos kažkokios, tai ties gyvenvietėm, ten kažką, nuo vienos gyvenvietės į kitą. Irgi gana ilgos gali būti, ten jo, Radžiūnus šiandien. Jo, paskui jau pro tokį kaimelį, kur žirgus augina, ten, žinai, ir avis augina ten, žinai, net ženklas buvo. Nebuvo perspėjimas legendai, kad gali būti ant kelio arkliai ir avis, tai reiškia, nu, nenustebkite. Tai va, nu, dabar taip. Jo, klebonas čia tokie palėpė, irgi parapijos namai čia, žinai, tokį davė. Šiaip čia yra 3 lovos 3 piligrimam, dar 4 sofa yra, žinai. Bet, kaip žinai, ar čia būna kada nors taip užpildyta. Nu, tai šiandien vėl vienas esu visiškai šitam kambarį. Ten yra vonia ir dušas, ir tualetas, o pirmam aukšte yra virtuvė, kur jo šeimininkė ten tvarkėsi, šiandien ten toks jovalas. Žinai, ten, nu, nežinau, aš nesu matęs tokias virtuvės, kur nešit, sakė, čia klebonas gyvena, sako jisai. Ir jisai ten, nu, bomžinas, dievaš. Žmogus geras, jo viskas, bet toksai va. Jo. Mišiose irgi, žinai, kai buvau, tai ten irgi, žinai, kažkaip atėjo tokia pora senyvo amžiaus tokie, garbaus amžiaus, jie ten rožinį meldėsi garsiai, žinai. Nu, aš kažkur ten, reiškia, kažkurio metu praitarinėjau jiems, žinai. Paskui tiesiog prisnūdau. Tai va, po to jisai patorožinį atsisuko į mane, sako, kamino, sako, jo, ir tada jisai, nu, įsikalbėjom, žinai, viską, nu. Tai va, apie tą kamino, reiškia, sakė, kur rytoj, sako, meteliuose, tai davė ten, sako, ten yra tokia danguolė, sako, kažkokia tai ten, reiškia, sako, tu pas ją paklaus, ten, žinai, kultūros namų direktorė kažkokia, tai jinai tikrai tave, nu, gal naisiu, žinau. Šiaip jau man tokia palanku yra iš Dievo pusės viskas, žinai, kad, nu, ja, daug aš turiu čia tokio sėkmės, sakysim. Va. Įdomiai, kad, pavyzdžiui, rankos mano yra nudegusios, va, reiškia, va, čia parodysiu. Na, kaip Maikė yra. Specifinis nudegimas toks, tai žinai, tai va, nu. Viskas gerai, šiaip. Eisiu metelius, paskui poryti metelius, poryti Lazdijus, o iš poryt, nu, pažiūrėsim ten, ar į tą Lenkiją aš noriu eiti ar ne. Gal iki Punsko. Nes šiaip tai, žinai, prato, techniškai galiu eiti dar toli. Per Lenkiją ir Vokietiją galiu eiti. Tiesiog jau tokia rutina pasidarė, žinai, kad, nu, jau ten, nu, ateini viską darai tą patį, nu, faktiškai gyvenimas toksai. Jeigu bus įdomu kur nors, tai ne, nes, nu, ten prie Galadusio ežero tai yra mūsų Rūtos ir Andriaus, reiškia, nu, vasarvietė tokia, o jie ten bus, nu, tai gerai, tada aš gal pažiūrėsiu, kaip ten pasimaudžiusiu pirtį. Jeigu apsunksiu, sakysiu, viskas viso gero kaimyno šitai lietuviškam. Šiaip jau daug nuėjau, jo, patenkintas. Tai kol kas ultrėja.